Na ką, sveiki ir vėl malonu su jumis susitikti. Šiandien aš jums pagaminsiu, aš ne jums pagaminsiu, aš pagaminsiu čia esančiai komandai, bet pasidalinsiu puikiu receptu, kuri bulvienė, bulvių sriuba su šoniu. Pylam aliejų, sviestas, susipjausime porus. Gerai pjauna peilis. Nusipjaustam svogūnus. Svogūną. Šalia. Taip, matau, jau verda. Porus. Svogūnus dabar papersiu. Taigi, morkitos. Morkų spalva neturi jokio skirtumo, tiesiog radau geltoną, tai kažkaip jinai taip ir gavosi geltoną. Bulvės. Net neimsiu lūpinų, gerai nuplaukite ir bus per akis. Šiek tiek paliksime faktūros, aš šiaip tai mėgstu lūpinas, man tai nieko blogo, nieko baisaus tame. Viskas minkštė. Svogūnai porai sukepinėjęs, reikia, kad lengvai gal paruduotų, šiek tiek suminkštėtų ir tada dėsim bulvas. Tai, dedam bulves. Pilsime pieno, kuriame ir virsim viską. Na ką, dabar laukiam, kol išvirs. Suvirė bulves. Aš čia dar užmečiau šiek tiek čiobrelio, citrinis čiobrelio, žinokit, pasak. Bulvės, morkos, česnakas, svogūnai. Matot, visą masę, kaip daros. Pasikeliam. Pilam grietinėlę šiek tiek. Jeigu norite ją pasiskystinti, tai šiek tiek daugiau pieno įsipilkit. Mes pasiskrūdinsim šoninę. Pipiras ir kitas susimis. Paragaujam.